Sveiki visi! Jūs žiūrite kanalą Bitai ir Baitai. Šiandien mes padarysime taip, kad mūsų kursorius įsijungtų tada, kai mes įjungiam pauzę ir išsijungtų tada, kai mes pauzę išjungiam. Prieš pradedant, prašau paspauskite mygtukus like ir subscribe. Tai iškart prieisime prie mūsų serviso ir šalia pause serviso mes galim parašyti kursor servisą. Arba jis gali būti pas mus šalia kitame folderyje. Atidarome tą folderį ir sukursime iškart skriptą. Tai toks paprastas skriptas pas mus čia išeina. Jeigu starte pas mus pauzė paleista, tai mes parodysim kursorių. Priešingu atveju mes jį paslėpsime. Taip pat, kai pauzė bus įjungta, mes rodysim, kai pauzė bus išjungta, mes paslėpsime. Tai tam pas mus yra sukurti du private metodai – hide on pause ir show on pause. Ir prieš slėpiant kursorių mes čia turime pažiūrėti, ar mūsų kursorius buvo įjungtas naudojant pauzę. Jeigu jis buvo įjungtas naudojant pauzę, jeigu tas buvo nustatytas į true, tai mes tada ir galėsime paslėpti mūsų kursorių. Bet jeigu kursorius buvo įjungtas nenaudojant pauzę, jeigu jis prieš kviečiant tą metodą jau ir tai buvo matomas, tai mes jo čia ir nepaslėpsim. Na ir yra du paprasti metodai – show ir hide. Vėliau mes dar realizuosime būdą, kaip mes galim pasiekti tos metodus iš išorės. Kol kas tiesiog paliksime tos metodus kaip public. Tik čia vienas dalykas, mes turime pasakyti, kad kursorius buvo paslėptas nenaudojant pauzės. Tai mes atidarome objektą servisas ir pridėsime dar vieną servisą. Tai pridėsime kursor servisą. Ir užmetam mūsų skriptą. Ir dabar aš pastebėjau, kad pas mus gali įvykti mažas bagas. Mes kai paleidžiame žaidimą, tai kursorius pas mus išnyksta. Bet kai aš spaudžiu escape, pas mane kursorius atsiranda ir aš lygtais ir galėčiau paspausti kažkokį mygtuką, bet negaliu. O viskas dėl to, kad paspaudus escape, Unity editorius automatiškai įjungs ir kursorių. Kai mes subildinsim žaidimo, tokios problemos nebus, bet galim kol kas padaryti ir taip, kad Unity aplinkoje tokios problemos irgi nebūtų. Tai mums reikia parašyti papildomą kodą. Mums bus reikalingas papildomas laukas, kuris kol kas veiks vietoj to cursor visible. Ir parašysim komentarą, naudojant kurį galima bus suprasti, kas čia pas mus per fildas. Ir truputį pakeisim mūsų savybę. Jeigu viskas vyksta editoriuje, tai mes naudosime tą visible, bet jeigu mes dirbame build'e, tai mes naudosime visible iš mūsų kursoriaus. Ir čia taip pat keisime mūsų visible. Ir dabar jau tokio bago neturi būti. Galim paspausti play, matom, kad kursorius pas mus išnyko. Paspausime escape, matome, kad jis atsirado ir mes galim sąveikauti su tais mygtukais. Paspausime resume, jis vėl išnyks ir mes galėsime žaisti toliau. Tai viskas veikia, kaip mes ir norėjome. Na ir jeigu mes patikrinsime tai per buildą, viskas irgi pas mus veiks. Tai dabar jūs žinote, kaip įjungti ir išjungti kursorį priklausomai nuo pauzės. Jei norite užsakyti pamoką, galite tai padaryti paspaudus pirmą nuorodą video aprašyme. Ačiū, kad žiūrėjote, lauksiu jūsų kitoje pamokoje.